Lietuvos sąrašas kreipėsi į Vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas išsiaiškinti, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos veiksmai sudarant rinkiminių laidų dalyvių sąrašą neprieštarauja Seimo rinkimų įstatymui ir jame įtvirtintam lygiateisiškumo principui ir taip pat iš konstitucijos kylančiam lygių rinkimų principui. Lietuvos sąrašo nuomonė, sudarimas galimybių iš anksto vienai partijų grupiai, kuri jau daug laiko vienaip ar kitaip pasikeisdama valdo Lietuvą, susitar dėl diskusijų, šitą lygiateisiškumo principą, įstatymą įtvirtintą lygiateisiškumo principą ir konstitucijos lygių rinkimų principą pažeidžia. Ir mūsų manymu patį įstatymą galėjo Vyriausioji rinkimų komisija įgyvendinti nediskriminuodama rinkimų dalyvių. Ir taip pat, kas mums labai svarbu, Lietuvos sąrašas yra kultūros, mokslo žmonių, visuomenininkų suburta sąjunga. Mums labai svarbu iš tikrųjų ginti konstitucijos veikimą Lietuvoje, konstitucinę santvarką ir piliečių teisės ir laisvės, politinės piliečių teisės ir laisvės. Lygių rinkimų principas turi užtikrinti, jis reiškia, kad užtikrinamos yra piliečių kaip rinkėjų teisės ir piliečių laisvė gauti išsame informaciją ir susidaryti rinkimų metu savarankiškai savo nuomonę. Ir mes manom, kad Vyriausioji rinkimų komisija savo veiksmais būtent pažeidė šitą piliečių laisvę gauti išsame informaciją, visapusišką informaciją lygiuose debatuose, kai politinės partijos, jų atstovai diskutuoja tarpusavį, svarsto Lietuvos valstybės reikalus viešai, atvirai ir piliečiai stebėdami tas diskusijas gali susidaryti savo nuomonę. Kai tos diskusijos yra iš anksto surežisuotos, politinės partijos sutarė, kokių klausimų ir kokių debatų dalyvių jos nori išvengti, į kokius klausimus jos nenori atsakyti, į kokius klausimus gali užduoti patys savo diskutuodami tarpusavyje. Mes manom, kad yra šitos piliečių konstitucinės teisės į lygius rinkimus pažeidžiamos. Taigi Lietuvos sąrašas šiuo atveju stoja konstitucijos pusėn ir stoja ginti piliečių politinių teisių. Vakar Vyriausiasis administracinis teismas priėmė mūsų kreipimąsi ir rytoj 10 valandą čia šioje salėje turėtų paskelbti savo sprendimą. Aš matau elementarų prieštaravimą tarp žodžių debatai ir susitarimas. Kokie debatai, jeigu susitarimas? Kokia opozicija, jeigu neturi galimybės diskutuoti su pozicija? Dabar posėdėje buvo minėta, kad 5 didžiosios partijos 4 kartus susitarė diskutuoti tarpusavyje, tik tarpusavyje. Tikimybė, kad traukiant burtus 5 iš 14 partijų, tai yra, kad tos 5 papultų kartu, yra 1 dalinta iš 2002. Kad tai nutiktų 4 kartus, yra 1 dalinta iš 16 trilijonų. Koks lygiateisiškumas? Ačiū.